Jei bent kiek susidurėte su interneto aplikacijų kūrimo, ShadCN vardą tikrai esate girdėję. Tai ta unikali komponentų biblioteka, kuri, gyvena tiesiogiai pačiame kode. Bet dabar viskas keičiasi. Ir tai, patikėkit, yra bene didžiausias pokytis per visą šio projekto istoriją. Žinot, ShadCN arkliukas visada buvo lankstumas. Kadangi biblioteka tiesiog nukopijuoja komponentų kodą į projektą, tai reiškia, kad teoretiškai galima keisti absoliučiai viską. O tai, kuriems suteikia atrodytų visišką kontrolę. Bet ar tikrai? Na ir štai čia mes susidurėm su tokiu įdomiu paradoksu. Nepaisant to atrodo begalinio pritaikymo galimybių, dauguma kūrėjų tiesiog laikosi numatytųjų nustatymų, juk taip greičiausia. Tiesa? Ir koks rezultatas? Ogi internetas tiesiog lūžta nuo labai panašiai atrodančių elementų. Šis reiškinys, tiesą sakant, tapo toks akivaizdus, kad jį jau galima drąsiai vadinti ShadCN paradoksu. Ir panašu, kad patys ShadCN kūrėjai ne tik tai pamatė, bet ir nusprendė, gana. Laikas kažką daryti. Taigi, iš vienos pusės pažadas – visiška laisvė, o iš kitos pusės realybė – visur tas pats. Nuo tų įrankių patarimų iki klaidų pranešimų, gailybės svetainio atrodo lyg būtų keptos pagal vieną ir tą patį šabloną. O kas jeigu tas pritaikymas taptų ne galimybė, o tiesiog pačiu pirmu žingsniu? Ir čia į sceną žengia ShadCN Creates, ir tai patikėkit, nėra tik eilinis atnaujinimas. Čia mes kalbam apie visiškai naują požiūrį, naują filosofiją, kuri keičia tai, kaip apskritai pradedamas darbas su komponentais ir dizaino sistemomis. Užuot redagavus jau paruoštą sistemą, ShadCN Creates siūlo visai ką kitą – susikurti savo pačių sistemą. Nuo nulio. Tai fundamentalus pokyčius, pritaikymas keliamas ne į pabaigą, o į pačią pradžią. Gerai, bet kaip visa tai veikia praktiškai? Pažiūrėkime iš arčiau, nes šis įrankis atveria, tiesiog neįtikėtinas galimybės sukurti kažką išties unikalaus. Ir pats procesas, kas geriausia, yra stebėtinai paprastas ir aiškus, sudėliotas į logiškus žingsnius. Viskas prasideda nuo bendros stiliaus šablono, kuris duos toną visai estetikai. Tada, žinoma, spalvų paletė, šriftai, piktogramos ir galiausiai smulkmenos, pavyzdžiui, mygtukų kampų apvalumas. Viskas sukonfigūruoji, paspaudi mygtuką ir turi visą projektą sukurtą būtent tau. Ir svarbiausia, nereikia pradėti nuo visiško nulio. Galima rinktis iš 5 pradinių šablonų, pavyzdžiui, norit kažko griežtesnio, modingo, prašom, lyra su savo kampuotų brutalistiniu stiliumi. Aštrus kampai, ryškios linijos, o gal kaip tik norisi kažko švelnesnio, apvalesnio. Tam yra Maya, puikus atspirties taškas bet kokiu atveju. Na, o čia prasideda tikrasis smagumas. Galima keisti absoliučiai viską, nuo pačių pamatų, pavyzdžiui, ar komponentų logika remsis į Radix ar į Base UI, iki bazinių spalvų. Taip, pagaliau galima atsikratyti tos visur matomos mėlynai pilkos spalvos. Tada pasirenkam akcento spalvą, šriftai, kampo apvalumas ir net integruojami ištisi piktogramų rinkiniai. Ir visa tai, žinokit, yra labai natūrali evoliucija. Prisiminkim, kaip buvo. Pradėjom nuo stiferių, nelankščių bibliotekų. Tada atėjo ShadCN ir pasakė, valdykite savo komponentus. Paskui bendruomenė pati ėmėsi kurti įrankius, kad tai būtų lengviau. O dabar turime ShadCN Create, kuris visą tai paverčia oficialia, integruota ir tiesiog nepalyginamai galingesnė patirtimi. Gerai, teorija skamba puikiai, bet ar tai veikia realybėje? Kad tai patikrintume, buvo atliktas vienas labai įdomus eksperimentas. Buvo nuspręsta išbandyti, kaip skirtingi dirbtinio intelekto modeliai tvarkosi su užduočia sukurti sąsają, kai jie turi ir kai neturi naujos pagal užsakymą sukurtos ShadCN sistemos. Pats eksperimento sumanymas labai paprastas, bet genialus. Imami 4 skirtingi DI modeliai, ir jiems duodama užduotis sukurti vartotojo sąsają. Pirma, be jokių pagalbinių priemonių, o antra, į rankas įduodant mūsų ką tik sugeneruotą unikalią ShadCN dizaino sistemą. Ir rezultatai, jie tiesiog atėmė žadą. Ir čia prieiname prie pačios esmės, prie svarbiausios išvados. Pasirodo, kad gera apgalvota dizaino sistema veikia kaip saugikliai ar atraminiai ratukai dviračiui. Jis suteikia struktūrą, taisyklės, kurios net ir prasčiausiam DI modeliui padeda sukurti kažką tvarkingo ir veikiančio. Paimkime pavyzdžiui kompozerį. Dirbtinio intelekto modelį, kuriam su sąsajų kūrimus sekasi švelniai tariant, nekaip. Be jokios sistemos jis sugeneravo, atvirai sakant, skaitmeninę šiukšlą. O dabar pažiūrėkit, davus jam mūsų sistemą, rezultatas visiškai normali veikianti sąsaja. Skirtumas tiesiog dramatiškas. Gerai, o kaip su galingesniais modeliais, pavyzdžiui, Gemini?
Čia istorija šiek tiek kitokia, subtilesnė. Be sistemos Gemini tikrai gali sukurti pavienius labai gražius elementus, bet jam sunkiai sekasi visą tai apjungti į vientiso nuoseklę visumą. Ir būtent čia Chat-SYN sistema veikia kaip tas sufleris, tas prižiūrėtojas, kuris viską laiko ant teisingų bėgių. Gerai, tai ką visa tai reiškia mums, visai kūrėjų bendruomeniai? Akivaizdu viena. Mes kalbame ne šiaip apie įrankių atnaujinimą. Mes kalbame apie naują kartelę visai industrijai. Žinot, Chat-SYN nuo pat pradžių skleidė šią filosofiją – valdyk savo komponentus. Bet su Chat-SYN Create ši idėja įgauna visiškai naują prasmę. Dabar valdymas prasideda ne nuo jau parašyto kodo redagavimo, o nuo pačios sistemos sukūrimo. Tai dar daugiau galios ir atsakomybės kūrėjo rankose. Taigi, reziumuojant, ką mes turime? Turime atnaujinimą, kuris naudingas visai ekosistemai, nes jis nėra pririštas prie vienos technologijos. Matome, kad Chat-SYN puikiai adaptuojasi dirbtinio intelekto amžiuje. Ir svarbiausia, galbūt, tikrai galbūt, internetas pagaliau nustos atrodyti kaip vienodų klonų armija. Taigi, pabaigai, klausimas pamąstymui. Ar šis posūkis link visiško dizaino sistemos valdymo nuo paties nulio taps naujojų standartų? Ar baigėsi tie laikai, kai tiesiog imdavome paruoštą biblioteką ir bandydavome ją pritaikyti savo reikmėms? Panašu, kad žaidimo taisyklės ką tik pasikeitė. Visiems laikams.